Kągi, sveikiname su Egidiju Varnu, pelniusi pergalingą įvartį. Taigi sveikinu Egidijų tave su pergalėm. Kokį įspūdį paliko komandos žaidimas? Neblogai, komanda žaidė neblogą futbolą, aišku, sunku buvo. Ant aikštės tik antrą kartą treniruojamės, po sunkių treniruočių čia, fizinių. Aišku, rungtynės sunkės, bet kaip pirmas rungtynės ant aikštės vertinu, tikrai labai neblogai. Kaip tau pačiam sekėsi įsitraukti į žaidimo, išbėgai po keitimo pirmo kėlinio vidury? Aišku, keitimas labai netikėtas, nebuvau apšilęs. Nieko, neblogai įsitraukiau, turėjau keletą momentų įmušti. Vertinu neblogai. O kokį įspūdį paliko varžovų žaidimas, tarkim, lyginant su ankstesnėm rungtynėm, kurias žaidėte? Varžovas neblogai kontroliavo jie kamuolį čia vidury. Susikūrė keletą progų, bet skaitau, kad mes tikrai neprašiau atrodėm ir pelnytai laimėjom. Po rungtynių vyriausiasis treneris Valdas Urbonas liko patenkintas žaidėjų kovingumu ir pasidžiaugė sėkmingų komandos komplektavimu artėjančiam sezonui. Turim stovyklą, geros sąlygos, aišku, ir turim tikslą tokią sulošti tas draugiškas kontrolinės varžybas, reiškia prieš čempionatą vis tik tai. Visų pirma, reikėtų galbūt pasakyti apie tai, kad praktiškai pavyko sukomplektuoti komandą, galėčiau taip teikti. Ir manau, kad visų pirma tai yra svarbiausias momentas. Labai norėjom, labai stengiamės, kad pavyktų Ispanijai įsivežti tos žaidėjus, kurie atstovaus ekranui ateinantį sezoną. Tai visų pirma tas momentas džiugina. Ir, aišku, darbo sąlygos ir aplinka visa tikrai skatina mus stengtis rezultatų, gerų rezultatų. Aišku, nežiūrinti tai, kad vis tik tai galbūt ir šiandien turėjom pirmą kėlinį, galbūt sunkiau sekėsi. Reikia pripažinti, kad ir varžovai tikrai nebloga komanda. Stengiasi daug laikyti kamuolį ir aišku, daugiau tokio gynybinio, reiškia, darbo buvo. Bet su atėjusiais žaidėjais, ypatingai Igno Dedūros pasijungimas, vis tik tai tikrai labai jaučiasi. Jaučiasi, manau, ir žaidėjai tą pajuto ir jaučiamės nuo suolelio, kad iš tikro aukšto lygio žaidėjas. Ir iš tikro sutvarkė mūsų funkcijas gynybinių funkcijų atlikimo, nors varžovai ir kontroliavo pirmą kėlinį kamuolį, bet praktiškai kažkokių tai ypatingų progų tai prie mūsų vartų kaip ir nebuvo. Gaila, kad Andrius Velička vis tik tai 15 minutę gavo tą traumą, nesėkmingai nusileido, kryptelėjo koją, bet manau, kad sugebėsim vis tik atstatyti jį. Tai iš tų, sakykime, naujesnių žaidė ir daugiau žmonių, bet sakau, man principė tas, kad turim reiškia sukomplektuota komanda ir dabar galime konkrečiai statyti ir uždavinius, konkrečiai reiškia žaidėjų taktinį išsidėstymą koreguoti ir daryti tai, ką mes norėtume matyti čempionate. Patiko antrą kėlinį žaidimas, reiškia, kad pabandėm kurti tuos ir kūrė momentus, atsirado momentai ir, aišku, 11 metrų baudiniai ir 2 raudonos kortelės, vis tik tai, bet draugiškų rungtynių principas neleido pasakyti, kad reiškia, varžovai grąžino tos 2 žaidėjus į aikštę, pilnoji sudėti lošė, bet vis tik tai tas žaidėjų noras ir nors buvo atlikti keitimai, noras buvo didelis ir vis tik tai, kad pasiekti pergalę. Ir tokių turėjo momentų vieną kitą ir pavyko įmušti tą įvartį. Vis tik tai, manau, psichologiškai mums iš tikro yra labai svarbu, žaidėjam taipogi. Taip, kad, sakau, reikėtų daugiau tos konsoliduoti savo jėgas, reiškia, kad apjungti ir bandyti toliau vėl gerinti žaidimą.